šviesas išjungiam. 1983-aisiais CŽV vykdė itin slaptą programą žmogaus sąmonės galimybėms tirti. Šaltojo karo įkarštėje JAV vyriausybė ne juokais domėjosi ekstrasensoriniais gebėjimais, matymu per atstumą ir proto kontrolę. Šis tyrimas tiesioginė prasme aiškina, kur mes iškeliaujame po mirties, kas iš tiesų yra sąmonė ir kaip lankstyti realybę. Iš esmės, tai CŽV parengtas supergalių vadovas. Šiandien jis jau išslaptintas, tad jį perskaityti galite kiekvienas. Ataskaitoje nagrinėjamas vadinamasis vartų metodas Gateway Process. Tai Monroe instituto sukurtos technikos, kurios naudojant specialius garsus sinchronizuoja abu smegenų pusrutulius. Taip žmogus pasiekia pakitusią sąmonės būseną, kurioje, kaip teigiama, sąmonė išsivaduoja iš fizinio kūno ir tampa grinu energijos lauku. Tačiau įdomiausia dalis čia. Remiantis dokumentais, žmogaus sąmonė gali keisti pačią realybę. Kodėl? Nes tikrovė tai yra holografinė projekcija, sukuriama sąveikaujant sudėtingiems energijos laukams. O būtent iš tokios energijos susideda tiek visata, tiek mūsų pačių sąmonė. Gana neįtikėtina tiesa.